W tamtym miejscu kiedyś było wejście do krypt, w której znaleziono insygnia królewskie w 2024 roku. Tu było wejście do krypty w Katedrze z skarbem. Nie ma silniej działających na emocje znalezisk jak miecz, pierścień i korona królów. Chcemy tego czy nie. Są elementem zbiorowej świadomości, symbolem władzy, skarbu i splendoru, a nawet magii. Dziś opowiemy o kulisach znalezienia 3 koron grobowych polskiego króla i wielkiego księcia litewskiego oraz 2 polskich królowych. Skarby te zostały ukryte we wrześniu 1939 roku w Katedrze Wileńskiej. To odkrycie bez precedensu, o jakim nie pamiętają nawet najstarsi redaktorzy odkrywcy. Kto znalazł skarb? Kiedy go odkryto? Wbrew pozorom niełatwo znaleźć odpowiedź na te pytania. Jesteśmy w Wilnie, by spotkać się z 3 bardzo ważnymi osobami zaangażowanymi w sprawy insygniów królewskich. Saliusa Poderisa, poszukiwacza, Widasa Dolińskasa, dyrektora Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, a w drodze powrotnej odwiedzimy Andrzeja Małyszkę, syna człowieka, który ukrywał ten skarb. W marcowo-kwietniowym wydaniu magazynu Odkrywca zajmujemy się historycznym znaleziskiem insygniów królewskich, a na naszych kanałach cyfrowych w najbliższym czasie znajdziesz filmy oraz podcasty, które są wynikiem naszych redakcyjnych ustaleń z wyjazdu do Wilna. Zapraszamy do lektury marcowo-kwietniowego Odkrywcy. W tym filmie zobaczysz część rozmowy z poszukiwaczem, który odegrał w całej sprawie istotną rolę. Zapraszamy na rozmowę z Saliusem Poderisem. W którym momencie pan się zainteresował insygniami królewskimi? Tai įvyko 2008 metais, kuomet Dailės akademijoje studijuodamas restauravimo specialybę aš tiesiog rašiau magistro darbą iš šitos temos ir po truputėlį ją vyščiau toliau, tai yra po 2009 jau tęsiau automatiškai tęsdamas šitą visą veiklą, aš tiesiog rašiau straipsnius įvairią tematiką būtent apie šitą atradimą. Ir 2013 metais pavyksta man tiesiog Google surasti tam tikras frazes lenkų kalba vedant apie katedrą Vilniaus, pavyksta surasti straipsnį, kuriame žmogus iš Olštino teigia, kad jo tėvas slėpė karalių insignijas katedros Rūsyje. 2008 rok to jest praca magisterska. My wiemy, że w 2009 roku była to ekipa archeologów. Może pan się z nimi spotkał lub słyszał. Szukali różnych rzeczy, chyba właśnie też tych insygniów właśnie w katedrze wileńskiej. Między innymi był tam taki znany archeolog i poszukiwacz Olaf Popkiewicz. Taip, žinau apie tai. Ponas Andžėjus, kuris man vėliau davė informaciją ir tėvo įrašytą diską, kuriame yra prisiminimai, tai jisai minėjo, kad 2009-aisiais buvo čia ekspedicija, buvo su įvairia paieškų įranga katedroje, bet jiems, kiek aš supratau, nepavyko surasti insignijų, nors jie było visiškai greta tos vietos, kurioje vėliau jas radome. No tak, wiadomo, czasem szuka się metr obok i nie można wtedy znaleźć tego, czego się szuka. W którym momencie pan stwierdził, że to, co opowiada pan Małyszko, jest to bardzo poważny trop, za którym trzeba po prostu podążyć?
Supratau tada, kada gavau informaciją, tai yra kompaktinį diską, kur tėvas jo, slėpėjas šitų dalykų, įrašė 1989 per Velykas, kada Andžejus jį apklausė. Ir ten jam buvo virš 90 metų jau tada, jisai senas žmogus, truputėlį, taip, mėtosi, nerišlita kalba jo ir taip toliau, bet ten buvo tam tikros užuominos, kur to lobio reikia ieškoti. Ir aš labai rimtai tai pasižiūrėjau tuo metu. Dobrze, no to dostał pan dysk od pana Andrzeja Małyszko, zobaczył pan zdjęcia, wysłuchał nagrania dźwiękowego i następny pana krok jaki był? Tolimesni žingsniai buvo, aš tiesiog pasiėmu du planus katedros, tai yra vienas 33 metų, kitas yra dabartinis. Ir aš tiesiog žiūriu pagal tai, kas yra kalbama to juostoj tuo metu, tada jau perkelta į diską. Tai tiesiog žmogus sako, kad įėjimas į tas kriptas, kur buvo šitas dalykas slepiamas, jisai buvo šiaurinėje navoje. Ir iš karto ant plano aš matau, kokie įėjimai yra buvę iš eilės ir tiesiog seku kriptas. Manęs truputėlį suklaidino Andžejaus atsiųstas planas, kur buvo kalbama, kad prie 4 pilioriaus buvo įėjimas. Iš tikrųjų ne ten. Išverskit galvą. Taip ir ta vieta, kuris man uždėjo tašką, kad prie 4 pilioriaus, mane nuvedė iš pradžių į visiškai kitą pusę. Tai yra po šiaurinę navą aš radau kriptą, kuri labai potencialiai atitiko tą vietą, jinai irgi buvo užtinkuota, jinai buvo galinė patalpa, kaip kalbama diske ir taip toliau, bet mane visada glumino tai, kad toje kriptoje buvo toksai didelis, milžiniškas pamatų tvirtinimo blokas. Ir visą laiką abejojau, kaip taip gali būti, kad žmogus kaip orientyrą nepaminėjo jo tame diske. No to, panie Saulusie, mamy starszego człowieka, który mówi historię, która na pierwszym etapie badań się nie potwierdza. Nie zrezygnował pan? Jaki był pana kolejny krok? Taip, tai pernai metais patekus jau šiuo atveju su Istorijos institutu į visą katedros požemius, apskritai viską buvo galima patikrinti ir pasižiūrėti. Aš dar kartą labai nuodugniai paprašiau savo žmonos, kad man išverstų visą diską į lietuvių kalbą. Ir klausydamas lenkų kalbą, aš tiesiog lietuvišką tekstą skaitydamas, aš pradėjau žiūrėti, gal aš kažką praleidau, gal kažkokie yra kabliukai, kuriuos praklausiau. Nors diską aš klausiau daugelį kartų. Išverskit. Na ir po to, kada aš kokį 3. ar 4. kartą klausau tą diską, aš matau, kad aš realiai suklydau. Tai yra ne tas piliorius ir tai yra ne tas įėjimas. Ir kadangi, kaip ir sakiau, aš patenku į visą katedrą, tai tiesiog aš tada pradėjau žiūrėti visus įėjimus šiaurinėje navoje, kad potencialiai galima būtų viską patikrinti. Vienas, kuris yra vakarų pusėje, jisai buvo užmūrytas 33 metais, jisai man atkrito automatiškai ir liko vidurinysis, tai yra tas, kuris veda į katedros centrą. Dobrze, ale pan mówił o roku sprzed roku, prawda? Natomiast sprawa chyba ma dłuższą historię, bo już w 2014 roku chyba pan informował w różny sposób, że insygnia królewskie mogą się znajdować w jakimś konkretnym miejscu w katedrze wileńskiej. Taip, tai buvo iš karto informuotas kultūros paveldo departamentas apie tai, kad yra tokia informacija 14 metais. Buvo bažnytinio paveldo muziejus informuotas ir buvo informuota arkivyskupija. Ir tiesą pasakius, iki pernai metų buvo toks visiškas ignoravimas šitos informacijos. Visų institucijų. Jo, tai jie atrašinėjo man, kad čia maždaug tu neturi įrodymų, tai yra tavo spėjimai, mes nedarom paieškų grupių jokių, mes nieko nedarom. Iš pradžių apskritai netikėjo, kad gali būti toksai lobis surastas ir panašiai. Kol su Istorijos institutu aš tiesiog nepatekau į katedrą ir tada jau nustačiau tą tikslę vietą, kurioje ir buvo surasta. No ja bym chciał mieć tutaj taką pewność, czy
Już w 2014 roku pan wiedział konkretnie, w którym miejscu mogą być insygnia, czy to było rok temu się pan jakby dowiedział po skrupulatnym tłumaczeniu nagrania pana Jana Małyszki? Aha, tai ar jau praeitais metais, ar žinojot jau 14 metais, kad būtent tenai yra, ar jau buvo tikslus tik tai... Tikslus był tik pernai. Czyli tylko w ubiegłym roku pan Sauliusz był już tak na 100% pewny, że właśnie to miejsce jest właśnie tam, gdzie było znalezione. I wtedy pan poinformował o tym miejscu stosowne instytucje? Buvo taip, kad mes turėjom su Istorijos institutu tą vietą atvert. Jie turėjo tokį labai didelį projektą, grandiozinį, tai yra nuskenuoti visą katedrą nuo rūsių iki stogo, absoliučiai 3 etapais turėjo būti tie darbai daromi, bet neatsiradus lėšų tiek, kiek reikėjo jų, o reikėjo labai nedaug, tiesiog bažnyčia ir arkivyskupija nutarė neremti šito projekto, palieka tik Istorijos institutui, jisai nebuvo numatęs lėšų, tas projektas nutrūko. Ir po to jau nieko nebeliko, tik tiesiog kaip toliau visą tai daryti, nes aš jau viską buvau informavęs visas įstaigas apie tai. Tai tiesiog nusipirkau endoskopą, ten buvo skylė sienoje, aš užfiksavau tą lobį joje ir tada informavau visas instytucijas. No właśnie, tutaj o tym momencie sfilmowania to już krążą legendy i teraz jaka jest prawda, bo my dowiedzieliśmy się, że poszedł pan sobie na wycieczkę taką do zwiedzania krypt i w którymś momencie, kiedy jak rozumiem przewodnik grupy nie zwracał na pana uwagę, tę kamerę endoskopową pan umieścił w jakimś fragmencie muru. Gdyby pan wyjaśnił ten moment, jak to od początku do końca się stało? Pernai, kada mes patekau kada į požemius ir kada jau nusistačiau, kad potencialiai turėtų būti toj vietoj tas lobis, su tais Istorijos instituto darbuotojais aš jau planuose mačiau, kad jisai ten turėtų būti. Man nereikėjo net į katedrą eiti. Kada viskas absoliučiai sutapo pagal Andžėjaus diską. Ir užteko ten kelių sekundžių užbėgti už kampo, kur turėjo būti užtaškyta vieta, ant sienos toks plėmas didžiulis betoninis. Tenai jau buvau įsitikinęs 100%, kad ten bus tas reikalas. Ne, čia buvo, kada ėjom su Istorijos institutu pernai. Kada aš ten užbėgau, aš iškart supratau, kad aš pataikiau. Ir bežiūrint į tą plėmą, žiūriu, yra, kaip plėmas yra tas, tai šitoj vietoj viršuje yra skylė. Ir ta skylė, jinai tokia, kad telpa pirštas. Tarp mūro, tarp akmens ir tarp betono užtaškyto, toksai buvo toks atsilūpęs fragmentas ir ten tokia skylė. Įkišau pirštą, tuščia. Ir paskui per tą visą mūsų vaikščiojimą man nedavė ramybės, kas ten yra per skylė. Tada įkišau tušinuką. Irgi jisai vos neįkrito tenai. Irgi matosi, kad yra ertmė kažkokia tai. Ir viskas, kada jie tenai negavo finansavimo, nutrūko mūsų tas projektas. Eit visiems pasakot, kad aš ten radau, aš irgi negaliu, nes tai yra ir saugumo tam tikri dalykai. Tai šitoj vietoj tiesiog niekaip kitaip nepavyko patekti į katedrą, kaip mano kolega vedė ekskursiją, pasiprašiau aš pas jį, sakau, man reikia patikrinti tą skylę, užfiksuoti, jeigu įlys ir jeigu aš pamatysiu kažką, aš departamentui turiu parodyti informaciją, kad tai yra, įrodymas jau nespėju aš kažko, o tai yra įrodymas, man reikėjo įrodymą gauti. Na stronie. Gdybyśmy mogli ustalić takie dwie daty. Kiedy pan Saulus był z tym Instytutem Historii i już miał pewność, że to jest miejsce i data wsadzenia tej kamery endoskopowej, bo to są dwie różne daty, jak rozumiem, tak? Taip, tai pirmą kartą jau tiksliai nusistatėm tą vietą galutinai ir tą skylę radom, tai buvo pernai žiema, prieš metus laiko, maždaug tokiu pat metu. O tada, kada aš su endoskopu jau tą reikalą padariau, tai buvo Liepos gal pabaiga, kažkur taip. Taip, tai dar ten, kol visi dar aiškinosi, ten, kol nesusipykę buvo ten dėl tų pinigų jie ir taip toliau, tai tas laikas praėjo, dar toksai geras gabalas.
Do tego badania kamerą endoskopową jeszcze wrócimy, a teraz proszę mi opowiedzieć, zrobił pan pewnie zdjęcia, czy te zdjęcia komuś pan zaprezentował? Grįžau namo, pan na zdjęciu? taip, grįžau namo po ekskursijos, galvojau, ką dabar daryti. Tai rašau tam žmogui, kuris mane vedžiojo iš istorijos instituto, sakau, Sauliau, tarėmės ten patikrint, bet aš sakau, patikrinau vienas. Sako, tu nedaryk taip, blogai bus. Tai žodžiu, bet sako, tu turi pranešti. Sakau, kam pranešti, jeigu jau visai pranešta. Tai šitoj vietoj sako, tu privalai, nes jeigu tu jau nufilmavai, sako, viskas įrodymą tu turi, viskas turi būti sutvarkyta. Tai nuėjau aš pas advokatą iš pradžių. Sakau, ką daryt, sakau, yra tas endoskopas, jungiau ekraną, daiktai supakuoti į laikraščius, viskas matosi tenai gražiai, kad tikrai ten yra kažkas. Ir jisai sako, žinai, jeigu jau visi tie 3 institucijos ten taip atsainiai žiūrėjo, tai tu sako, rašyk pirmiesiems valstybės atstovams. Tai parašiau į prezidentūrą, parašiau į vyriausybę ir parašiau į Seimo pirmininkiai. 3 laiškus. Jasne. A dlaczego już pan się zgłaszał do takich urzędów związanych z władzą państwową, a nie z ochroną archeologiczną? Kodėl būtent rašėte būtent tom institucijom, kurios yra susijęs labiau, su kitais dalykais, nei su archeologijom? Tiesiog pasitarius su advokatu, sako, jau jeigu nereagavo taip normaliai tiek metų, tai sako, tu jau ten vis tiek nereaguos. Koks skirtumas, kad siena pasikeitė, sako, ar lokacija, ar dar kažkas. Tai šitoj vietoj paskutinis mano kreipimasis į kultūros paveldo departamentą buvo toks, kad reikia įrodymo, kad ten yra tas lobis, o ne tavo spėjimo. Tada mes dirbsime. Tai įrodymą aš jau turėjau ir tada, kada jau visi persiuntė į departamentą, mane išsikvietė, aš atnešiau nuotraukas, visą tą reikalą parodžiau ir jau tada labai rimtai buvo pažiūrėta į tą reikalą. No dobrze, to te instytucje państwowe odesłały te pisma do instytutów związanych z ochroną dziedzictwa narodowego Litwy, jak się spodziewam. I co nastąpiło dalej? Tada mane išsikvietė. Aš atsinešiau dar daugiau nuotraukų parodyti. Žiūrėjau, sako, čia be galo įdomu. Truputėlį lyg ir atsiprašė, kad anksčiau nereagavo tinkamai į tą dalyką. Na ir ką, reikėjo tiesiog suburti žmonės ir apvalą stalą ir tiesiog įvairių sričių specialistai turėjo sueiti, aš turėjau pristatyti reprezentaciją tokią, padaryti tos vietos, pasakyti, kaip ten viskas, kur ir ką, kaip jinai atrodo, po to mes turėjome į katedrą nueiti, visi apsižiūrėti, bet kažkurio etape šito viso reikalo bažnyčia nepanoro, kad aš ten dalyvaučiau. I wciąż jest pan niemile widziany? Nežinau, yra kelios priežastys iš tikrųjų. Viena iš jų tai yra mano seni reikalai, kada aš turėjau archeologinę kolekciją ir man teismas ją konfiskavo. Tai čia viena yra, kuria pagrindė dengiamasi. Kita yra tai, kad su privačiais asmenimis jie ne bendrauja su privačiais tyrėjais, o tik tai su institucijom, bent jau taip kalbama yra. Ir, nežinau, kodėl taip atsitiko, bet principe mes toliau su departamentu laukiam leidimo, jų vyskupo leidimo, nes viskas buvo paruošta. Ir specialistai, ir aš ten buvau jau pradėjęs tą prezentaciją daryti ir taip toliau. Mes tiesiog laukiam leidimo ir viskas labai užsitempė. Dar viena priežastis, jinai tokia oficialiai man nėra pasakyta, bet neoficialiai aš ją girdėjau. Tai yra tai, kad jeigu būtų duotas leidimas arkivyskupo ir mano informacija būtų naudota, tai šiuo atveju įsijungia įstatymai, už kuriuos turėtų būti man sumokama kaip už lobį, kaip pradėję tam tikras procentas, ko bažnyčia nebuvo suinteresuota daryti. Bet čia neoficialiai man taip pasakė iš departamento, bet tai yra neoficialu. Okej, my nie znamy prawa litewskiego, ale
Taki przepis rzeczywiście istnieje, że taki jakiś procent jest od znalezionego skarbu i on jest rzeczywiście wdrożony w życie? Jisai veikia, tai yra 25% nuo bendros sumos, bet yra vienas bet, aš niekada jokių pinigų neprašiau už savo atradimus ir aš atsisakau šito dalyko, bet kažkodėl tai vis tiek tai yra eskaluojama šiandien, kad neva tai aš paskatintas ten kažkokių tai pinigų ėjau ir ieškojau. Tai yra netiesa. No i pan No to tak, jak rozumiem, wskazuje Pan miejsce, niepodważalne dowody w postaci zdjęć, tak, z kamery endoskopowej, tak? I co dzieje się dalej w drugiej połowie 2024 roku w tych kryptach? Kto tam działa? Co robią? Tada posėdis spalio 9 dieną įvyksta, bet jau taip, su bažnyčia, su visais, bet be manęs. Aš ten turėjau pristatyti tą vietą, tą PowerPointą padaryti. Manęs jau ten nebeįleidžia ir jie tenai nueina į katedrą ir jie ten pradeda kažką tai žiūrėti, kur čia tai galėtų būti. Ir žiūri ir ten gruodžio berods pradžioje jau suranda tą mano vietą, nes taip, tai suranda Valdovų rūmų muziejaus atstovai, bažnyčios, atskirai nuo departamento jie ten ieško. Ir nors dabar vėlgi departamentas sako, neleido jiems ieškoti, bent jau man taip teigia, tie sako, prašė mūsų ieškoti, tai ten nesuprasi, kas ten atsitiko su jais. No to ja jeszcze tak ponownie to pytanie. Czy te instytucje państwowe od pana Saulusa mogły wiedzieć, że dokładnie w tym miejscu znajdują się insygnia? ar tos būtent institucijos galėjo nuo jūsų, ta prasme, gauti būtent tą informaciją, kad būtent čia, šitoje vietoje? Tikslios vietos aš neparodžiau, bet kadangi tai jau buvo labai aišku, kokio dydžio tas plėmas, kad yra skylė sienoje, kad yra iš šiaurinės navos įėjimas, tai jiems teliko patikrinti viso labo tik 3 kryptas ir surasti tą vietą, nes tai buvo akivaizdu jau nebuvo galima slėpti ar kažkaip, nes tai tiesiog labai lengva było surasti tą vietą, nes labai daug informacijos jau było paskleista apie ją. 16 grudnia, kiedy, tak przynajmniej z informacji wynika, dyrektor Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, nie wiem czy podaję właściwą nazwę, jest w tych kryptach i nagle rusza jakąś cegłę, ta cegła wpada do środka i według tych instytucji w tym momencie następuje odkrycie, tak? Taip, tai pirmą, kiek aš žinau, jie gruodžio berods 4 jau aptiko visą informaciją, kur potencialiai yra ta vieta. Ir gruodžio 16 jie ėjo tikrinti, nes katedroje rado sienose prigręžiotą skylių. Tiksliai kur, tai gal jeigu šiandien pateksim, tai pamatysim tas skylės ir kaišiojo endoskopą jie tenai ir tiesiog to kaišiojimo metu jie suranda tą plėmą ant sienos, tose 3, kaip aš sakau, kryptose, kur yra šitas reikalas. No i następuje spór, kto to tak naprawdę znalazł. Ja znalazłem opinię kilku historyków litewskich, którzy mówią tak, że rozumieją dystans urzędników czy władz kościelnych katedry wileńskiej z racji na pana przeszłość jakby, ale też zaznaczają, że to nie przeszkadzałoby uznać pana tutaj wskazówek w tej dziedzinie. Pana jakie jest zdanie? Mes viską buvom padarę iš esmės su kultūros paveldo departamentu. Mes norėjom filmuoti, mes norėjom, kad dalyvautų žurnalistai, turėjo ten dalyvauti tretieji asmenys, kurie stebės visą tą dalyką. Buvo sutarta, kad kamerų mes neišjunginėsim nuo pirmos plytos išėmimo iki paskutinio daikto išėmimo, kad nebūtų spekulacijų ateityje. Ir taip toliau, ir viską tą jau praktiškai savaičių bėgyje jau turėjom mes ten eiti ir tą visą reikalą užfiksuoti. Bet kažkokiu tai būdu buvo tiesiog užlysta už akių ir ta vieta išimta, tiesiog be fiksavimo, be leidimų.
Tai įvyko tokia, na, sakykime, juodoji archeologija iš tikrųjų. Tai aukščiausių asmenų, muziejininkų, va, toks buvo toksai žestas toks padarytas. Dalszą część rozmowy z Sariusem Poderisem zobaczysz w kolejnym odcinku na kanale magazynu Odkrywca. Materiał ten powstał między innymi dzięki tym czytelnikom Odkrywcy, którzy zamówili naszą prenumeratę, a także dzięki tym, którzy wspierają nas na Patronite. Dziękujemy, że jesteście z nami. Rozmowę z poszukiwaczem przeprowadził Andrzej Daczkowski, a film realizował Krzysztof Wojtas. Czytajcie Odkrywcę, niech żyje druk. Do zobaczenia w kolejnym materiale magazynu Odkrywca.